išleisim mūsų naujasias darbininkės. Kuku, miega jau. Labas rytas. Mano rytai šeštadieniais prasideda kaip visada. Keliauju pas Braškytės ravėt. Avietės paaugo, bet šiaip galvočiau, kad yra problemyčių šiek tiek, nes buvo nušalę. Ir ryškiai dabar jau išsiskyrė dominuojantys stiebai. Kaip ir pernai, man iš tikrųjų, kai nušalo, atauginėdami stiebai pradėjo šakotis. O ir čia matosi, jisai augo gražiai vienas, tada pašalo viršūnėlę, matyt, va šitą vietą. Pasidarė 3 stiebai. Tai tokius reikės iškarpyti, kai genėsiu. Palikti tik tai va tokius gražuolius. Tai dabar dar kol kas einu sutvarkyti braškės iki galo. Nežinau, kada čia aš vėl iki tų aviečių ateisiu, nes man yra gerai, kai yra jų tokia didelė tankmė, tada jos užgožia piktžoles ir aišku, varputį sunku užgožti. Bet vis tiek taip yra geriau. Vien dėl piktžolių. Kažkaip įtariu, kad pirmoji paragauta uoga bus dachli veislės. Nes, nežinau, pagal mane jau rausta. Ne. Neįtikėtina. Tikrai kitą šeštadienį jau rinksim. Čia matot pievą. Ir kur ne kur tokie mažiukai avietukai. Tai čia yra mūsų kvanza. Nežinau, kas jai čia nepatinka, bet jinai čia visai neauga. Nu, va, kai kur yra didesnė kažkokie rožiniai lapai. Trūksta gal kažko. Jau net nuėmėm ir laistymą vieną juostai. Jo, rūžrožiškiavo. Šitoj dar yra laistymas ir va, jinai žalia. Nu, žodžiu, nežinau, nepatinka jai čia. Blogai jinai čia ir prigijo, ir neauga visai, ir aš jau čia ją apleidau dar labiau, neravinat. Bandysim mes išsikasti tuos sodinukus, persivežti į naują sklypą. Gal ten kita žemė, nes, pažiūrėkit, mapema kokia. Ir čia. Kad aš ją įravėjau tuos 3 metus, jinai duodavo gal 3 uogas nuo 3 uogų. Daug sumažinom vieną vagą, į 2 susodinom. Nu, žodžiu, nepasiteisino labai mum. Visai neauga, nesiplečia. Nežinau. Sakau, bandysim mes ją išsivežti į sklypą, pasibandysim, galbūt ten bus geriau jai. Nes, pažiūrėkit, sakau, mapemo kokio dydžio. Ir čia pieva vietoje aviečių. Va, tai ką, jinai čia net sprindžio nėra. Visiškai mažutė. Su kažkokia rožinė. Nežinau, gal čia kažkas negerai. Gal pašalus buvo, nežinau. O naujajame sklype kol kas nieko labai daryti negalim. Nes ten yra ūkininkas išsinuomavęs žemę. Ir mes sutarėm, kad jisai iki rugsėjo, kol nusijims pasėlius pasėtus, gali ten šeimininkauti. Tai tik tai praėjusią savaitę buvom išsikvietę matininką, kad geodezininką, kad padarytų patikslinimą geodezinių matavimų. Kažkaip labai nuvertinau aš jau mūsų šitas pirmametės braškės.
Galvojau, nušalo, nes mes nedengėm jų. Galvojau, nušalo čia viskas. Jau tiesiog tegul jos būna tokios kitiem metam. Ir atėjau pažiūrėti, kaip čia jiems sekasi. Ir ką jūs galvojat, žiūriu, kad yra ir čia uogyčių netgi. Va, raustančių. Kaip keista, aš galvoju, jos visos nušalo. Bet pasirodo, kad ne, ir jos ir visai čia gerai laikosi. Yra ir nenušalusių žiedynų ir žiūriu dar labiau skleidžias. Ir krauna tos žiedus. Viskas čia bus gerai pasirodė. Vakar nupurškėme herboseku, tai atėjau iš ryto iškart žiūrėti kaip vabalai. Kvapas česnako dar ir dabar jaučiasi. Bet žinokit, man atrodo, jos per vieną naktį dar labiau paaugo ir dar labiau link nokimo einam. Tai jau apžiūrėjau rumbą, jos tikrai jau greitai verdi. Dar tokios, ne tokios, vabaliukai vis tiek tupi. Oi, kaip uodai puola. Kaip čia man seksis ravėt, nežinau, su uodais kartu. Tai vieną vabalą radau.